Sveiki atvykę į Skaisgirio miestelį, kuriame 4 metai jau vadovauju Skaisgirio miestelio bendruomeniai. Pirmąjį etapą bendruomenės sudarė 39 bendruomenės nariai. Šiai dienai jau mūsų yra tikrųjų bendruomenės narių apie 120. Šiaip miestelį gyventojų yra apie 1000. Bendruomenė, jau galima sakyti, kad be projektų nebeišsiverčiam ir kuo daugiau rašom, tuo daugiau noris ir tiesiog gyvenam ateitim, kad Skaisgiry žmonėm būtų kuo geriau. Ir infrastruktūra, ir aplinka, ir tiesiog visapusiškai. Kas liečia bendruomenę pačią miestelio, tai ir mano pačios iniciatyva tai būtų sukurti amatų centrą ir atkurti tiesiog miestelio muziejų. Šiai dienai mes orientuojamės daugiau į amatininkus vietos, jų turim iki 35, gal kartais ir daugiau, nes jungiasi aplinkinių kaimų amatininkai, tokie pavieniai gražiadarbiai ir mes tiesiog jau nuo 8 metų rengiam projektus ir vienu žodžiu darom tokias momentinės parodas, jų darbų pristatom, dalyvaujam tiek rajone, tiek už rajono ribų, tiek tarptautiniuose ir tautodailininkų parodose ir mūgėse pristatom savo gimtąjį Skaisgirį. Pagrindinės veiklos kryptis būtent šiais metais, kadangi pasirinkom jau 2 metai esame įstoję į Lietuvos kaimo tinklą, šiais metais pasirinkom būtent jaunimo iniciatyvų skatinimą, verslumą, bendradarbiavimą, tiesiog nenusisuk nuo tų žmonių, kuriem tikrai šiam miestelį gal kažkiek to dėmesio ir trūksta. Gera dėl to gyventi, kad čia labai puikia aplinka. Tikrai palyginus su visu miesteliu ir rajono lygmenį tikrai pats mažiausias nedarbingumas, nedarbas. Skaisgirio seniūnijos centras yra Skaisgirio miestelis. Yra 23 gatvės. Džiaugiamės, kad vaikštome asfaltuotomis gatvėmis. Gyventojų patogumai yra vandens valymo įrengimai, vandentiekis. Taip pat čia veikia stiprios žemės ūkio bendrovės. Turime Skaisgirio vidurinę mokyklą. Skaisgirys tai yra vieta, kur giria yra skaisti ir čia saulė šviečia taip šviesiai, jog žmonės yra šviesių protų ir šviesių galvų. Ir šviesios mintis, ir šviesios akys, ir šviesios darbai, ir šviesios rankos. Į mokyklą susirinko 340 vaikučių, turime vaikų darželį. Taip pat ypač didžiuojamės savo skaisgiriečiais žmonėmis, tikriausiai be darbštaus, tvarkingo žmogaus Skaisgiryje nebūtų gera gyventi, nebūtų taip malonu, tvarkinga ir šviesu. Skaisgiry tradicija nuo seno yra tapusi gražiausios sodybos rinkimas, gražiausios gatvės rinkimas, gražiausiai daugiabučio tvarkingiausiai besitvarkančio bei įmonės rinkimai. Aktyvus pas mus vyksta kultūrinis ir sportinis gyvenimas. Kultūros namuose dirba 3 specialistės, tai yra 2 meno vadovės ir renginių organizatorė, ir kurių ruošiami rengiami renginiai. Tikrai galime jais didžiuotis. 2 moterų ansamblius, turime etnografinį ansamblį ir kaimo kapelą. Mokyklos bendruomenės sukurta šokių kolektyvą. Skaisgiriečių pasididžiavimas yra mūsų 12 hektarų parkas. Šis parkas pradėtas kurti 1963 metais. Parke yra estrada, amfiteatras, yra daugiau kaip 400 rūšių įvairių medžių ir krūmų, gėlynai, skverai. Skaisgirio moterų draugija Versmė Skaisgiryje veikia jau 2 dešimtmetį. Pagrindinis dėmesys nuo pat įsikūrimo yra teikiamas žmogui ir sveikai gyvensenai. 9 metai propaguojame neatlygintiną donorystę. Nuo 15 donorų šiandien jau mes jų turime virš 100 ir turėjome pasikvietę kelis kartus psichologą, kalbėjome sveikatos klausimais, mokėmės vaikščioti šiaurietiškomis lazdomis. Skaisgiryje gera gyventi vien dėl to, kad čia puikia aplinka, darbštus žmonės, tvirtos ir senos tradicijos, ypatingai plėtojama visuomeninė veikla. Sporto muziejus įsikūrė 94 metais. Čia yra šitas muziejus skirtas
Skaisgirio seniūnijos sportui ir kultūriniai veiklai. Tai ta prasme viskas, kas čia sudėta, yra tik tai skaisgiriečių. O šiaip sporto šakas tai futbolas, krepšinis, stalo tenisas, anksčiau orientacinis sportas buvo populiarus. Nu, šiaip gera, todėl kad visą amžių čia gyvenu, myliu Skaisgirį ir už jį, aišku, kovoju.